randame su AB agrolinijos teritorijoje. Pagrindinė jos veikla yra mėsinių galvijų auginimas. Kodėl įsigijom keturratį? Todėl, kad praeitais metais buvo naudojama gyvulių varymui Volkswagenas autobusiukas. Jį sudaužė ir su juo neįmanoma, o su šito tai visai kitas darbas. Senokai galvojom apie keturračio įsigijimą kaip darbo įrankio. Mums nusipirkus iš CF Moto šį pirmąjį savo keturratį, mes įvertinom, kad tai yra tikras darbo arkliukas, geras darbo įrankis ir, kaip indėnai sako, tikriausiai ilgusios kojos netgi, galima taip pasakyti. Tai tikrai mums sutaupo daug darbo jėgos. Ar tai pirmas keturratis? Taip, pirmas keturratis. Šiuo metu galvojame apie antro keturračio įsigijimą, taip kad, manau, 2 keturračiai tokiam mūsų ūkiui tikrai nebus per daug, o jie atidirbs savo. Jeigu nupirktum, paimtum tikrai dar vieną, dviese linksmiau. Eina. Kiek laiko mes jį turim? Pirmi metai turim jau pravažiavę 4000 beveik. Ar turėjom rimtesnių bėdų per tą periodą? Nieko. Viena iš mūsų priežasčių, dėl ko apsilankėme CF Moto servise, tai būtent tepalų pakeitimai ir techninis aptarnavimas. Papildomus priedus mes pasidarėm, kadangi yra ganyklos, kurios ardomos, ištraukit kolus reikia. Kolus ištraukit su kita technika labai blogai, tai yra gervė, pasidarėm rėmą ir visus kolus lengviausiai įsitraukom su keturračiu. Yra galiniai daly padarytas rėmas purškimui. Pasideda talpa ir purškėsi visos linijos prie tvorų, kad neaugtų žolė. Naudojam, dar užsidedam ir bagažinė yra. Užsidedam bagažinę įrankiams susidėti vežiotis. Pas gyvuliukus, kada važiuoja ir duonos įsidėdi pašert. Yra kablys, priekaba, vežiojamės visom, kada kolus traukom, viską susidedam į priekabą ir prasivežam atgal. Rekomenduočiau tik tai ir draugui, ir giminiai, bet kam, kas tik tai norėtų. Nepamainomas dalykas.